Karsakiškis įsikūrė senojoje Upytės žemėje, dešiniajame Levens krante, netoli Žaliosios girios. Net XIX amžiaus pabaigoje Karsakiškis įėjo į Ukmergės apskritį, o Karsakiškio dvaras esantis kairiajame Levens krante priklausė Upytės, o nuo 1842 metų Panevėžio apskričiai. Mums daugeliui kėlė nuostabą senelių pasakojimas, jog kadaise Karsakiškis buvęs didžiulis miestas ir tęsėsi 3 ar net 7 mylias net iki Palėvenės. Tik po daugelio metų paaiškėjo šio pavadinimo kilmė, kai archyve buvo rastas 1777 metų pirmasis žinomas Karsakiškio vardo paminėjimas, rodantis, kad anksčiau dvaras ir gyvenvietė buvo Palėvenė. Senieji vietos žmonės seniau vartoja keletą Karsakiškio pavadinimo variantų. Vyriškos giminės forma Karsakiškis įsigalėjo daugiausia nepriklausomos Lietuvos metais. Seniūnijos centras Karsakiškio gyvenvietė, esanti 16 km nuo Panevėžio Kupiškio link dešiniajame Levens krante netoli Žaliosios girios. Per seniūnijos teritoriją teka Levens, Pyvesos, Marnako upės, Žaliosios girioje upių ištakos Ystros, Svalios, tyvuliuoja 2 ežerai. Seniūnijoje yra 2 Vosniūnų ir Linkemiškio spanguolynai, Gailių ir Klimbalės durpynai, 102 kaimai, 5 gyvenvietės. Gyvenvietės turi paminklinius akmenis bei medinę iškabą su jų pavadinimais. Seniūnija ribojasi su Pasvalio, Biržų ir Kupiškio rajonais. Seniūnijoje yra 5 stambesnės gyvenvietės. Tai Sodelių, Geležių, Tiltagalių, Karsakiškio ir Paliuniškio. Ši gyvenvietė nėra didelė. Joje yra Šermukšnio, Beržinės, Levens, Žaliosios ir Malūno gatvės. Gyvenvietėje gyvena apie 164 žmonės. Yra 63 sodybos. Gyvenvietėje įstaigų yra 7. Tai biblioteka, kultūros namai, bažnyčia, seniūnijos administracinis pastatas ir girininkija. Nuo 1990 metų iki 1995 metų Karsakiškio apylinkės centras. Karsakiškio apylinkiai vadovavo tuo laiku Sprindžiukas, Jonas Januška, Zenonas Radišauskas, Georgijus Iljinas ir Regina Viškelienė. Apylinkiai priklausė 3 kolūkiai – tai Paežerio, Geležių ir Tiltagalių. Tuo laiku prie apylinkės buvo vykdomieji komitetai ir tarybos. Buvo labai plati išsami veikla. Nuo 1995 metų iki šiol Karsakiškio seniūnijos centras. Nuo 1995 metų iki 2000 metų seniūnijos vadovas buvo Petras Klimavičius, o nuo 2000 metų seniūnijai vadovauju aš. Seniūnijos administracinėme pastate dirbame 7 darbuotojai. Tai pavaduotojas, 2 socialinės darbuotojas, raštvedė, vairuotojas ir valytoja. Seniūnija turi patvirtintą savo vėliavą ir herbą. Kada Karsakiške buvo pastatyta pirmoji bažnyčia, nėra tikrų žinių. Apie miestelio bažnyčią žinoma, tik kad 18 amžiaus pabaigoje čia stovėjo prasta bažnytėlė. Vizitatorius Smolskė pavadinta viešąja koplyčia. Netrukus jis sudegė.
1799 metais Ivaškevičius, ruošdamasis Karsakiškio dvarą perleisti naujam šeimininkui, pradėjo rūpintis Karsakiškio bažnyčią paversti filinę. Netrukus buvo pastatyta laikina bažnytėlė. Turbūt greitai ji buvo kiek padidinta, nes 1806 metais buvo pradėtos vesti metrikų knygos. Laikinoji Karsakiškio bažnyčia turbūt prastovėjo iki 1831 metų, kol vietos dvarininko Galjofo rūpesčiu buvo pastatyta nauja medinė bažnyčia. 1848 metais Karsakiškio dvarą Galjofas pardavė naujam savininkui Ardinčiui. Jam atiteko ir Karsakiškio bažnyčios mecenato rūpesčiai. Dabartinė akmens ir mūro Karsakiškio bažnyčia pastatyta 1888 metais, kunigaujant Leonui Skopui. Caro valdžia leidimo statyboms nedavė, todėl bažnyčia statė savo atsakomybę visą parapiją. Esam Karsakiškio nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčioje, kurios būtent šios užuomazga bažnyčios yra 1868 metai, kada būtent ir buvo pastatyta ši mūrinė bažnyčia. Prieš tai yra buvusios pora medinių bažnytėlių, kurias lengviau yra pavardinti kaip koplyčiomis, kuriuose kunigavo ir kunigas poetas Antanas Strazdas. Ir turbūt kiekviena ta bendruomenė, kuris yra buvęs, taip pat ir Karsakiškio bendruomenė, nori priskirti, kad toji giesmė visoje Lietuvoje žinoma, Pulkim ant kelių, kurią gieda visa Lietuva, kad taipogi yra parašyta būtent šiuose vietose. Žiūrint į šios bažnyčios istoriją, tai kuri buvo statyta pakankamai ilgą laiką, pastatyta prieš gerą 100 metų, bet iš tikrųjų kitais metais švęsime šios bažnyčios 100-metį, nes būtent tik tai 1914 metais vyskupo jinai buvo konsekruota, prieš tai buvo ilgas kelias ją įrengti, net iki to laiko buvo varpai per kelis sykius, vieni 14 metais išvežti į Rusiją, nauji varpai, kurie šiandien yra išlikę, net vietiniai gyventojai atsimena, kad būtent 34 metais buvo įdėti varpinė nauji varpai ir vienas turbūt iš tikrųjų pats vertingiausias meno kūrinys bažnyčioje esantis yra būtent bažnyčios titulo paveikslas šoniniam altoriui, kuris yra spėjama yra išlikęs net nuo pirmųjų koplyčių, kuris šiandien iš tikrųjų yra nerestauruotas, bet iš tikrųjų su ta viltim, kad jis irgi atsinaujins, bet yra ta vertybė, kuri išlikusi ir turinti gražią istorinę prasmę. Šiandienos toji bažnyčia yra ta, kuri turbūt irgi yra sutraukianti kažkiek žmonėm turintis pačiam miestelį tą architektūros gražiausią istoriją ir ta, kuri iš tikrųjų liudija gražią žmonėms praeitį. Karsakiškyje gyveno lietuvių poetas Antanas Strazdas, kuris dėl meilės bei užuojautos prastiems žmonėms buvo pavadintas Strazdeliu. 1792 metais Strazdas atsisakė tarnauti Subačiaus klebonui ir persisamdė Karsakiškio dvaro savininkui Ivaškevičiui. 1804 metais Antanas Strazdas antrą kartą atvyko kunigauti jau pas naują Karsakiškio poną Petraševskį. Tačiau kadangi naujasis ponas nesiruošė nei statyti bažnyčios, nei mokėti jam algos, ši padėtis vedė prie konflikto, po kurio 1806 metais Antanas Strazdas iš Karsakiškio išsikėlė ir daugiau negrįžo. 1814 metais Strazdas išleido eilėraščių rinkinį Giesmės svietiškos ir šventos. Tai buvo pirmas originalios lietuvių poezijos rinkinys. Gyveno Strazdas pagal principą veiksmui lygus atoveiksmis. Reikalavo teisingumo savo, tautai, visuomeniai. Tiesa ir teisingumas buvo jo kelrodė žvaigždė. Strazdas ilgą laiką buvo populiariausias lietuvių poetas. Strazdo giesmės svietiškas giedojo visa Lietuva, o jo giesmė prieš mišią Pulkim ant kelių iki šiol tebegaudžia bažnyčiose. Antano Strazdo kūryboje aukščiausia jėga yra Dievas. Kita būties sfera tai Dievo sukurta gamta, organiška gamtos dalis žmogus. Tokiu pasaulio įsivaizdavimu, tokiu žmogaus gamtos ir Dievo ryšio suvokimu Antanas Strazdas yra švietimo epochos žmogus.
Mes stovime prie Karsakiškio Strazdelio pagrindinės mokyklos. Ji buvo įkurta 1919 metais kaip valstybinė mokykla ir įkūrė ją dvarininkė Marija Ordenčiūtė. 1920 metais į Karsakiškį atvyksta naujas energingas mokytojas Balys Kašponis. Darbo sąlygos buvo labai sunkios. Mokykla turėjo 3 mokyklinius suolus ir 1 rašomąją lentą, bet norinčių mokytis buvo daug. Žinoma, mokyklos darbas buvo netolygus. Iš rudens, kai dar vaikai dirbdavo ūkio darbus, mokykla būdavo pustuštė. O žiemos laikotarpiu vaikai netilpdavo į klases. Tuometinis mokytojas Kašponis ėjo ir vargonininko pareigas bažnyčioje. Be bažnytinio repertuaro mokė dainuoti liaudies dainas ir atgaivino vargonininko tradiciją švenčių metu dainuoti susirinkusiems parapijiečiams. 1946 metais mokyklos vedėjų buvo paskirtas Tiltagalių pradinės mokyklos vedėjas Pranas Tamošiūnas. Jis organizavo vaikų saviveiklą, mokė šokti tautinius šokius, dainuoti. Mokyklai reikėjo rūpintis daugiau visuomeninio darbo, ne pamokomis. 1996 metais mokyklai buvo suteiktas Strazdelio vardas. 1961 metais mokykloje buvo įkurtas Kraštotyros muziejus. Jo iniciatorius ir įkūrėjas buvo mokytojas Pranas Tamošiūnas. Ištrauka iš mokytojo Prano Tamošiūno kraštotyrinio darbo patirties. Iki tarybinių metų Lietuvoje nebuvo nei sąlygų, nei galimybių daugiau padaryti šiame darbų bare. Carizmo laikotarpis, spaudos draudimo gadynė išbraukusi Lietuvos vardą iš visų žemėlapių. Todėl suprantama, kad mes, vyresnioji karta ir jaunimas šioje srityje esame nuo kitų gerokai atsilikę. Atsilikome moraliai ir materialiai. Turint galvoje praėjusį karą, pokario painiavas, aštrios kovos nuosėdas ir žiaurumus, suprantamas mūsų dalis, jaunimo nebesusigaudimas ir abejingumas visuomeninio gyvenimo reiškiniams. Iš vienos pusės mes džiaugiamės jaunimo laimingą vaikystę ir jaunystę, o iš kitos pusės mes susirūpiname įžiūrėję neigiamų bruožų. Vienas iš neigiamų šiandieninio jaunimo bruožų tai gal ir bus jo abejingumas, nejautrumas praėjusių kartų gyvenimui. Gera, kad mūsų Respublikoje plačiai įsisiūbavo kraštotyrinė veikla. Vis plačiau ir stipriau rašo mūsų periodinė spauda, daugiau išeina puikių leidinių šiai temai paskirtų. Kasmet išeina Kraštotyros naujas tomas, kolektyviniai kraštotyrinių ekspedicijų leidiniai. Dažniau ir plačiau pasisako ir teigiamai kraštotyrinį darbą vertina žymus mokslininkai, švietimo vadovai. Paminklų apsaugos Kraštotyros draugijos būreliui Karsakiškyje priklauso vietos mokytojai, kultūros apylinkės tarybos, girininkijos darbuotojai ir kolūkiečiai. Viso 25 suaugę ir keliasdešimt jaunesnių narių. Kas padaryta ir kas daroma mūsų mokykloje. Kadangi mūsų Kraštotyros darbui ir kraštotyrinio kampelio sudarimui pradžią davė iš apylinkės tarybos perkeltas etnografinis žemės ūkio padargų rinkinys ir kovinės šlovės kampelio stendas, todėl ir šiandien mūsų muziejinis kampelis turi 2 pagrindinius skyrius ir siekia nevienodų tikslų. Mūsų darbas ėjo ir eina maždaug šią linkmę. Siekiame rinkti ir įamžinti medžiagą, kuri kalbėtų jaunimui apie tarybinių žmonių patriotizmą, mūsų apylinkės, žmonių parodytą pasiaukojimą karo sudėtas aukas ir jų taikų kuriamąjį darbą. Siekiame rinkti, kaupti bet kokią medžiagą, kuri galėtų iliustruoti mūsų apylinkės gyvenimą ar atskirus epizodus. Supažindiname su žymiausiais apylinkės žmonėmis, vardais ir faktais iš bendrosios krašto istorijos. Pati girininkija, kurioje dirbu, yra įkurta 1961 metais, sausio 5 dieną. Ir pradžioje vadinosi Levens girinkija, paskui buvo pervadinta į Karsakiškio girinkiją. Ir per šitą 50 metų ta girinkija keitėsi ne tik pavadinimas, bet ir, sakykime, keitėsi ir teritorija. Tai būdavo prijungdavo, tai atjungdavo. Šiuo metu girinkijos teritorija užima 6200 hektarų miško. Iš jų 4700 hektarų yra valstybinės reikšmės miškai. Likusieji miškai yra privatus miškai. Girinkijos miškus pagrindinė sudaro pušynai,
kas yra nebūdinga vidurį Lietuvai, sakykime, nebūdinga mūsų Panevėžio kraštui. 40% sudaro pušynai, 25% sudaro beržynai, 20% sudaro eglynai ir 15% sudaro juodalksnynai. Vos ne pusė girininkijos teritorijos užima saugomas teritorijos, tai yra Žaliosios girios zoologinis botaninis draustinis, kur saugomi, kaip kažkada nykęs, dabar kaip ir atsigavęs briedis. Taip pat yra retažiedės miglės, kur yra vienintelė Lietuvoje augavietės čia pas mus Žaliojoj girioj, o išsaugomas tų teritorijų, kodėl saugomas yra padarytas toks teritorijų. Taip pat yra įkurtas, čia kokiais metais įkurtas yra biosferos poligonas. Tai biosferos poligonas čia saugomi yra pagrindiniai nykstantis paukščiai. Tai juodasis gandras, vapsvaėdis toks ir žvirblinių pelėda. Visa girininkijos teritorija yra kaip tas biosferos poligonas, vadinkim tai. Taip pat girininkijos miškai yra kaip ir visoje Lietuvoje, kaip sakyti, teikia ir prieglobstį, ir sunkiais laikais, ir yra 1863 metų sukilimo, yra ginklų sandėliai sukilimo, ginklų ir maisto sandėliai vieno vietoje, kitoje vietoje yra sukilėlių kapai, kurie palaidoti. Tūkstantis 1965 m. pavasarį Karsakiškyje pradėjo apylinkės taryba remontuoti seną trąšų sandėlį, kuriame 1965 m. rugpjūčio 28 d. buvo atidaryti Karsakiškio kultūros namai. Direktoriumi buvo paskirta Astrauskienė, o meno vadovu Papšys. Dar remontuojant būsimuosius kultūros namus, Karsakiškyje pradėtos organizuoti mišrus choras, moterų ansamblis, moterų trio, dramos ratelis. Kultūros namų atidarymui buvo paruošta programa. Mišrus choras dalyvavo rajoninėje dainų šventėje skirtoje Lietuvos 25-mečiui, taip pat apylinkės dainų šventėje. 1965 m. pabaigoje pradėta ruošti Kazio Sajos 2 dalių pjesę Saulė ir stulpas. 1965 metais kultūros namuose pradėjo veikti Liaudies universiteto buities kultūros fakultetas. Paskaitas skaitydavo Karsakiškio 8-metės mokyklos mokytojai. Per 1966 kultūros namuose veikė 15 meno saviveiklos ratelių su 105 dalyviais. Nuo 1966 spalio 1 dienos kultūros namų direktorė pradėjo dirbti Šateikaitė Nijolė. Bėgant metams keitėsi ir vadovai. Nuo 2007 metų dirbti pradėjo Violeta Lukšienė. Karsakiškio apylinkės gyventojai knygą pamilo gana senai. Didelė įtaka, kad vietos baudžiauninkas pamėgtų knygą, padarė liaudies dainius ir kunigas Antanas Strazdas, dar liaudėje vadintas Strazdeliu. Jis ne tik buvo geras pamokslininkas, bet ir mokytojas vietos žmonės rašto. Taigi, pirmoji klubo skaitykla įsikūrė Karsakiškyje 1946 metais. Jos vedėja buvo Paulė Jančytė. Bibliotekos patalpos tuo metu buvo mokykloje, o nuo 1947 metų klubo skaityklai vadovavo Tamošiūnienė Valerija. 1948 metų vidurvasarį skaityklą perėmė Rudytė Žinkevičienė. Po jo sekė Astrauskienė, kuri ilgai vadovavo bibliotekai. Tuo laiku biblioteka buvo įsikūrusi tuometinio kooperatyvo sandėlyje 1954 metais. 1959 metais klubo skaitykla buvo perorganizuota į biblioteką, kuriai pradėjo vadovauti Radvilienė Alina. 1960 m. balandžio spalio mėnesiais bibliotekoje dirbo Ona Nusevičienė. Magdalena Gedminienė bibliotekoje pradėjo dirbti tų pačių metų spalio mėnesį. 1962 metais Karsakiškio bibliotekoje teko padirbėti ir Angelijai Mincytei. Sekanti darbuotoja vadovavo bibliotekai jau 4 metus iki 1966 metų, tai buvo Nijolė Šateikaitė. Ją keitė Dambrauskaitė Aldona.
1967 metais Grakauskienė 68 metų gegužės 1 dieną bibliotekoje pradėjo dirbti Valentina Užūsienienė. Pagal esamus rašytinius šaltinius dar taip pat buvo rastas įrašas, kad nuo 1975 metų spalio 11 dienos bibliotekoje pradėjo dirbti Nadežda Ilinienė. 1976 metais ši biblioteka, vadovaujant Nadeždai Ilinienei, gavo puikaus darbo vardą. Ši darbuotoja dirbo iki 2009 metų. Nuo 2009 metų ilgametę darbuotoją Nadeždą Ilinienę pakeičiau aš ir dirbu iki šios dienos. Karsakiškio bendruomenė įregistruota 2003 metais sausio 21 dieną. Bendruomenės pagrindinė veikla yra Karsakiškio gyvenvietės aplinkos gražinimas, talkų organizavimas, bendruomenės narių ir jaunimo pilietinės iniciatyvos skatinimas, žmonių ir jaunimo pritraukimas į bendruomenę, alkoholizmo prevencija, gražių santykių palaikymas su kitomis bendruomenės, projektų rengimas ir įgyvendinimas, dalyvavimas rajono varžybose, tradicijų atgaivinimas ir plėtojimas. Daugelį metų karsakiškiečius džiugino Karsakiškio vaikų pučiamųjų orkestras, kuriam vadovavo Aleksandras Fomenka. Orkestras buvo iškovojęs daug laimėjimų, netgi iškovojęs aukso paukštės apdovanojimą. 2006-2007 metais Karsakiškio buvo įvykdyta Karsakiškio gyvenvietės bendro naudojimo drenažo sistemų statyba. 2007 metais birželio 17 dieną Karsakiškiui sukako 120 metų. Ta intencija buvo sutvarkyta aikštelė prie bažnyčios, pastatytas paminklinis akmuo. 2008 metais buvo įvykdytas iš Žemės ūkio ministerijos projektas bendruomenės patalpų remontas. 2011 išleidom gražią knygą Karsakiškis tarp žaliosios ir levens. Knygos autorė ir surinkėja buvo nusipelniusi mokytoja, buvusi direktoriaus pavaduotoja Elena Klingienė. 2011 metais Karsakiškio bendruomenė tapo Lietuvos kaimo tinklo 6 komiteto nare. Rašėm projektą, gavom finansavimą. Finansavimą gavom ekologinio ūkininkavimo, sveikatinimo programų svarba žmonių gyvenimo kokybės gerinime. Išleidome brošiūrą lietuvių ir anglų kalbomis. Turime, čia yra aprašyta apie visas mūsų Karsakiškio gyvenimas bendruomenės. 2011-2012 metais rašėm projektą per vietos veiklos grupę, Panevėžio vietos grupė, projektas jaunimo verslumo skatinimas. Šiuo metu projektas jau yra įpusėjęs, išmokome velti kepures, pirčiai, rankų darbo, labai turėjom didelį susidomėjimą. Toliau rinkom vaistažolės, prisirinkom įvairiausių arbatų, pirčiai turėsim, tvarkėm aplinką prie upės, kur stovės mūsų pirtis. Projektą baigsim vykdyti 2014 metais, tada ir padarysim didelę šventę, atidarymą. – 2013 metais sukanka 150 metų nuo vieno žymiausių ir didžiausių 1863–1864 metų abiejų tautų Respublikos gyventojų sukilimo prieš Rusijos imperijos valdžią. Žaliojoje girioje buvo įsikūręs ir kovojo Eliziejaus Liutkevičiaus sukilėlių būrys. Sukilimas šiandien reikšmingas, nes laikomas beatodairiško, dažnai nelabai racionalaus pasiaukojimo dėl politinės, religinės ir socialinės laimės pavyzdžių. Žaliojoje girioje, netoli Juodvadžio balos, nedidelėme kalnelyje dar iki šių dienų išliko kapas, vadinamas sukilėlio kapu arba paliokų kapu. 1863–1864 metais Žaliosios girioje lankėsi sukilėliai. Pasakojama, kad kartą vieną sukilėlių stovyklą užklupus kareiviams, 2 sukilėliai buvo pagauti ir čia pat ant beržo pakarti. Šioje vietoje jie buvo palaidoti. Mokytojo Prano Tamošiūno rūpesčiu 1974 metais pastatytas simbolinis Klėtelio akcentas, įrašytos žuvusiųjų pavardės.
Atvykusi į Žaliosios girią, Sarakausko rinktinė balandžio 29 dieną susidūrė su priešu. Mūšis vyko netoli Karsakiškio. Rusų kariuomenė neteko 9 karių, sukilėliai aukų išvengė. Rajono kraštotyrininkų iniciatyva 1989 metais rugsėjo 29 dieną Pagėgalos kaime šalia kelio Panevėžys Kupiškis atidengtas paminklas. Liutkevičius Liudombronso būrys laikėsi ir kovojo Žaliosios girioje. 1993 metais rajono kraštotyrininkų iniciatyva aukščiausioje Žaliosios girios kalvoje ties Stumbriškių kaimu šalia kelio Paliūniškis Vabalninkas sukilėliams atminti pastatytas koplytstulpis. 18 amžiuje dvarą valdė Jokūbas Puzinas. Jo sūnus Ksavieras Baltramiejus 18 šimtmečio pabaigoje paveldėjo Sukniškį ir Naujadvarį. Sukniškio dvare gimė ir žymus šios giminės atstovai. Paskutiniuosius savo gyvenimo metus Sukniškio dvare praleido Sibiro geležinkelio inžinierius Stanislavas Puzinas. Šičia dvaro sodybos pakraštyje šis vyras ir buvo palaidotas, nes to dar būdamas gyvas pageidavo. Dabar valdos vietą mena keli sodybos medžiai ir laukuose išlikęs inžinieriaus Puzino kapas, sutvarkytas kraštotyrininko Prano Tamošiūno.